Šiandien turiu visai kitokią dieną, taigi nusprendžiau pafilmuoti video. Nežinau, ar kažkas gausis, nesigaus. Jeigu nesigaus, tai tiesiog nekelsiu, o jeigu gausis, bus valio ir būsiu labai patenkinta ir tikiuosi, kad jums bus įdomu. Taigi, šiandien yra mano gimtadienis ir kadangi gimtadienis, tai nesėdėsiu visą dieną namuose, tai gal ir turėsiu ką įdomaus parodyti, bent tikiuosi. Taigi, dabar yra po 11 valandos, aš jau po 9 maždaug ten pavalgiau pusryčius. Tikrai nieko įmantraus nebuvo, nes kadangi ir šiaip šiandien bus tikrai daug kaloringo maisto ir aš nesu įpratus valgyti tiek daug kalorijų per dieną, tai iš ryto tiesiog pasirinkau tradiciškai varškę, kurią aš tikrai labai mėgstu ir man jinai tikrai labai patinka. Tai suvalgiau varškės, atsigėriau arbatos, suvalgiau vieną Merci saldainiuką, ėjau susiruošti, pasidažiau, įsitiesinau plaukus, nes to irgi kasdieną nedarau, tai norisi vis tiek, kadangi jau gimtadienį šiandien atrodyt kažkaip geriau ir labiau savim pasitikėti. Taigi šokam į mano dieną. Gimtadienį galvoju užsidėti tokias rožinę suknelę. Iš tikrųjų, aš ją turiu tikrai gal virš netgi 2 metų ir aš dar nei kartą nebuvau jos užsidėjus. Man atrodo, jinai netgi dar su etikete yra, jinai dar yra su etikete. Šiandien planuoju ją užsidėti. Aišku, jeigu neprisigalvosiu, nes mes moterys labai mėgstam persigalvoti ir prisigalvoti, kad tam tikras rūbas mus labai storina ir negražiai atrodo. Bet iš tikrųjų labai noriu užsidėti, nes tiesiog guli spintoj, nenešiojama dulka ir panašiai, tai bent jau vieną kartą užsidėsiu. Na va, atvykome viešbutį. Iš tikrųjų labai jaukus, toks prašmatnus visai sakyčiau. Taip įdomiai atrodo va šitas. Čia toks nėra labai jau didukas, bet kaip vienai nakčiai labai gerai. Turim ir balkoną. O čia kaip jaukiai. O labai čia jauku tikrai. Vasarą tai čia iš viso gerai pasidedi kavytės ir gali mėgautis gamta. Na va, čia tualetas, čia aš. Va, turim ir sūkurinę vonią, kuri šiaip galvau, kad bus mažesnė. Čia per kamerą atrodo jinai mažytė, bet šiaip tai visai didelė. Va, dušas, ir ko daugiau reikia, ypač kai vienai nakčiai, tai čia labai gerai, man jaučiu patinka. Na va, užsidėjau tą suknelę, kur namuose rodžiau, bet nežinau, ar jinai man patinka, kažkaip šiek tiek keistai žiūrisi. Gal ir nieko, bet tokie, nežinau, jaučiu reikės persirengti ir aš net nebūsiu su ja. Pietums susisakėm suši iš Arena Pizza, ar kaip ten jinai vadinasi. Čia biški, kol atsivežėm, tai jie tokie nelabai. Šiaip nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, man atrodo, čia jau nežinau kiek metų ta akcija tęsiasi, kad sušiams 40%, tai labai apsimoka ir iš tikrųjų tikrai visai skanus iš ten. Na va, privalgėm suši belenkiek, atsigėrėm kavos, prie kavytės tortuko suvalgėm, tai dabar skrandukas atrodo toks pilnas ir ta kava iš tikrųjų taip apsunkino, dar tas tortas labai saldus, bet iš tikrųjų buvo labai skanus. Pirkom iš Maksimos tokį snikersinį su sūrio pyragu ar ten kažkas tokio, tai tikrai labai saldus, bet tikrai labai skanus. Dabar, kad ir kaip norėtųsi, tiesiog taip prigult, pamiegot, bet neišeis, nes susiplanavom eiti prie Kauno marių pasivaikščiot, nes išlindo kaip tik saulytė vakarinė, tai tuoj turėtų ir sutemti, dar kol šviesa reikia lėkti praseit, kad suvirškinti bent kažkiek padėti tą visokį maistuką ir tada gal kažką dar užsisakysim valgyt ir jau tada kimarint, ilsėtis ir tada jau laukt kito ryto.
Nu va, iš tikrųjų tai labai gera lokacija viešbučių, nes iki 10 minučių, gal netgi kokios, 7, kas yra iki 10 minučių, atėjom iki Kauno marių, tai tikrai labai gražu. Ir dar kartą pasikartosiu, kad nuostabus oras, tai tikrai labai faina ir to vėjuko labai mažai. Ir šiaip dar atsiminiau, kad per mano gimtadienį tai iš tikrųjų beveik visada šviečia saulė, nesvarbu prieš tai gali savaitėm lyt, bet būtent per mano gimtadienį tai tikrai švies saulė, bijau prisišnekėti, kad kitais metais nebūtų lietinga, bet tikiuosi neprisišnekėsiu ir bus viskas gerai. Ir va čia labai gražu. Kągi čia matau, Antytė, o jau pabėgo. Čia tokia ramybė iš tikrųjų, kur nei vėjo, nei jokio garselio, tik miško garsai, jeigu galima taip pavadinti. Ir taip gražu visur. Eini, medžiai, ramu, šilta, saulė, viskas tiesiog nuostabu. Na va, šiek tiek pasivaikščiojom, pasimėgavom tikrai nuostabiu oru, kurį kartuoju jau 10 kartų šitą dalyką, bet tikrai nesvarbu. Tai beeidami kažkaip užsimanėm ir pavalgyti, nors prieš tai irgi sakiau, kad nuo suši labai prisivalgėm, bet kažkaip, kai užkūrėm organizmus ir skrandžius, tai ir įsinorėjo vėl valgyti. Ir reikės pasiieškoti, kur čia nueit pavalgyti, ar tiesiog užsisakyti į viešbutuką, bet aplinkui nelabai kas yra, tai gal kažką surasi, nežinau, norisi gal man asmeniškai picos, tai žiūrėsim. Čia yra viena mano mėgstamiausių vietų, ne tik gal Kauno marių, bet ir viso Kauno, nes čia tikrai labai gražu, ten ir tokia ramybė, kaip ir tarp visur čia aplinkui. Ten toliau yra dar gražesnė vieta, kur atsiveria dar gražesnis vaizdas, bet ten dažniausiai būna užimta, tai ir šis kartas neišimtis, nes mačiau, kad ten irgi vėl kažkas sėdi ir grožisi šitą vietą, tai dabar irgi va čia dar ir soliukas yra, tai tikrai visada, kai čia atvažiuojam, atsisėdam čia ir pasimėgaujam tuo vaizdu. Tai ir šis kartas irgi tikrai nebus išimtis, tai pasėdėsim keletą minučių ir pasigrožėsim dar va. Kartą parodo va šitu nuostabiu vaizdu. Grįžom į viešbutį pagaliau, tai prasėjom apie 4-5 kilometrus maždaug ir vis dėlto nusprendėm, kad niekur neįsim valgyti ir nieko neužsisakysim, nes aplinkui vien tik kebabinės kažkokios, o man kebabų šiuo metu visiškai nesinori. Aš, kaip ir minėjau, gal norėčiau kažkokios picos, bet jos nėra aplinkui, kad ten pėstute būtų galima nueiti, tai tiesiog nutarėm į Lidlą nueiti ir kažką biškį užkąsti, nes ir šiaip nesinori ant nakties labai jau prisivalgyti. Dar ir į Maksimą buvom užsukę, nes čia viena šalia kitos, tai irgi labai patogu. Tai iš Lidl nusipirkom, kad va sumuštiniam būtų, tai čia kalakutienų skrutinėlė, batonas, čia kažkokių tortilijos suktinukų, šiaip nesam valgę, tai labai įdomu bus paragauti, ar skanus ar neskanus, nežinau. Tada sūrio ir dar Maksimai buvom, tai nusipirkom prie sūrių vynuogių ir 2 Milka šokoladus, nes be saldumynų ir be cukraus kitaip ir neįmanoma būtų. Tai va dabar pavalgysim, užsikaisim arbatos ir tada bus visiškas čilas, poilsis ir tada rytoj eisim pusryčiauti, nes įskaičiuoti ir pusryčiai. Tai parodysiu, ką čia duoda, koks meniu pusryčių ir susitiksim rytoj. Labas rytas visiems, labai gerai išsimiegojau, labai patogi lova buvo, nors iš pradžių atrodo tokia, kad kietoka bus, bet iš tikrųjų labai patogu buvo. Tai dabar lėksim žiūrėti, kas čia pusryčiam yra duodama, gal kažką ir parodysiu ir jums ir susitiksim prie pusryčių stalo. Grįžom iš pusryčių prisivalgę, pusryčiai iš tikrųjų buvo žiauriai gausus, labai skanus, tai kam įdomu, kas pusryčiam buvo, tai tuoj papasakosiu. Buvo šaltas užkandis, kurį sudarė 2 skrebučiai, kumpis, sūris, salemis, džemas, ten daug visko. Tada kavos užsisakėm, kas irgi ėjo į pusryčių kainą. Buvo galima rinktis iš sulčių, arbatos, tai mes pasirinkom kavą. Kaip pagrindinį patiekalą pasirinkom cezario salotas. Iš tikrųjų galvom, kad cezario salotos bus su vištiena, bet buvo su kiaušiniu, kur aš nežinau, gal čia tokia rūšis jų, bet aš nebuvau girdėjus, kad cezario salotas gali būti su kiaušiniu, bet iš tikrųjų tikrai visai patiko ir buvo tikrai labai skanu.
Tai įdomu buvo išbandyti kažką naujo. Tada dar pasirinkom pyragėlį, jogurtą, kur irgi buvo galima pasirinkti ar tą, tai pasirinkom po vieną paragauti ir to. Dar šiaip buvo galima rinktis ne cezario salotą su ten kiaušiniai, kiaušinienė, lediniai blynai, virti varškėtukai, dar ten kažkas. Tai tas meniu nėra labai didelis ir platus, bet iš tikrųjų tikrai platokas. Tai tikrai skaniai pavalgėm ir pusryčius užskaitau. Pasidarėm arbatos, atsigersim dar balkoniuke, nes dabar jau yra kažkur po 11, o čia išsiregistravimas apie 14 kažkur tai valandą, neatsimenu, man atrodo apie 14. Kas irgi labai didelis pliusas šio viešbučio, kad tik nežinau, ar čia visi numeriai, kad taip tas vėlyvas išsiregistravimas, bet tikrai kur gali ir pamiegoti ilgiau, nueit pusryčių pavalgyti ramiai, kad nereikia ten skubėti krautis daiktų nuo pat ryto ir dar po pusryčių ten dar yra laiko apie ten kokias 2-3 valandas, tai labai didelis pliusas. Ir šiaip šitas viešbutis labai patiko ir paliko gerą įspūdį. Čia nekreipkite dėmesio, čia kažkas, nežinau, remontuoja, ūžia ir net labai sunku mintis sukoncentruoti, dar juolab, kaip aš ir jaudinuosi labai prieš tą kamerą, nes yra čia tik pati pradžia, reikia išmokti ir laisvai jaustis, nes ir nusišneku kažkur, nes atrodo nori vieną dalyką pasakyti, pasakai visai kas kita, kaip ir dabar kalbėjau apie viešbutį ir nukrypau visai kitur, bet nesvarbu, grįžtam prie to, ką ir pasakojau. Tai viešbutis patiko, kainavo 52 eurai, man atrodo, ir dar plus ten 2 eurai pagalbės mokestis, tai 54 eurai už vieną nakvynę. Čia 4 žvaigždučių viešbutis, įeina tikrai, kaip matėt, labai gausius sotus pusryčiai ir tikrai labai skanus, nors ir atrodo gan paprastai ir paprasti tie pusryčiai, bet toks tikrai labai skanus maistas, aptarnavimas irgi labai geras. Kas labiausiai gal patiko, kad yra sūkurinė vonia privati, tai irgi kur galima atsipalaiduoti ir ten mėgautis, parelaksuoti toj vonioj ir pabūti ir su savo mintim, tiesiog atitrūkti nuo visko. Tai šitas irgi labai didelis pliusas ir kaina tikrai labai gera. Dar kur irgi apie viską apgalvota, nes irgi mačiau, kad lietsargiai yra padėti prie įėjimo, tai jau jeigu valyja lietus, tu tiesiog gali viešbučių lietsargį pasimti ir nesukti savo galvos, kad tau reikia, nežinau, lyja ant galvos ir ten ką man dabar daryti, nei lietsargių, nei kapišoną neturiu, tai irgi, sakau, apie viską apgalvota. Ir tikrai labai patiko. Tikiuosi, kad jums šitas video neprailgo ir gerai susižiūrėjo ir kad patiko, tai spauskit laiką, prenumeruokit, jeigu netingit, parašykit komentarą, kas patiko, kas nepatiko. Labai nesimirkit, nes labai jaudinuosi prieš kamerą, nes čia yra mano tik antras video ir vėl kito tokio konspekto nei anas praeitas, bet šiaip ką pastebėjau, kad daug lengviau man laikyti rankoj kamerą ir taip šnekėti, nei kažkur pasistatyti, nes kai tu pasistatai tą kamerą, tai iš viso atrodo toks įspaustas, įpareigotas, nei nenusišnekėti ir ten, nežinau, lyg pagal kažkokį scenarijų kalbėti, kur ten, aš nežinau, aš ir pro tam video buvau pasirašęs tą scenarijų, bet aš kalbėjau paskui tiesiog iš galvos, nes aš kažkaip, nežinau, aš nemokau ir pagal tą scenarijų žiūrėti ir kalbėti, man kažkaip atrodo, man lengviau mintis dėstasi taip, tai vėl nukrypom, nesvarbu. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi iki greito.